Sveiki visi. Tik po konsultacijas, tai net tiek kalbėjau, net ausis užkaita, raudonas, nušilusis. Klientukai mano nežinojo tiksliai, kas pas juos yra medicininė istorija įrašyta, sako, bijom suklysti, nežinom kas tiksliai, kaip, kada datos ir panašiai. Ne? Tai tokiu atveju ir jau ne kartą pasakau ir ne visi apie tai žino, kad galit prisiregistruoti į NHS sistemą, ne, ir matyti visą savo ligos istoriją, tai viską, ką mato daktarai, ne, kas buvo parašyta, dėl ko jūs kreipėtės pas daktarus, kodėl jūs skambinot, ką jūs pasakėt, ką daktarai jums pasakė, kokie tyrimai buvo padaryti, tyrimų rezultatai, vaistai kokie išrašyti, viskas su datom, su visais įmanomais įrašais, ne? Viskas, ką turi GP sistemoje apie jūs, tai visą tai jūs galėsit matyti ir pasitikslinti. Yra atveju, kai buvo visiškų absurdiškų netgi netitikimų, ką juokais klientas pasakė, o daktaras parašė kaip rimtą dalyką, ne, ir tas labai stipriai kliudė turėti draudimus, todėl kad draudimai gavę tokią informaciją, tai pakraupė žiūrėjai man ir sakė, tu čia ką, mes tokių nedraudžiam klientų. Tai, bet ten buvo tiesiog klaida sistemos ir mes ją pamatėm tik tai tada, kai mes prisiregistravom į online NHS jau tą tokį portalą. Ne? Tai kaip tą pasidaryti, tai yra labai paprasta, parašykit man, galėsiu atsiųsti nuorodą ir toje nuorodoje taip ir sako, kad turit nukeliauti savo GP, susisiekti su savo GP, tai savo polikliniką, ne, ir paprašyti prisijungimo vardą ir pirminį slaptažodį. Prisijungimo vardą jie sukuria ir slaptažodį pirmą jie sukuria, būtent polikliniką, paskui jūs tą slaptažodį galite pasikeisti, ne? Bet tam, kad pirmam kartui prisiregistruoti. Jau esu turėjus atsiliepimų, kad buvo klaidingai padaryts tas prisijungimo vardas, turėjo vėl susisiekti su poliklinika, kad jį perdarytų. Tai užsiimkit tuo reikalu būtinai, susitvarkykit ir tada galėsit konkrečiai matyti, kokie įrašai yra apie jūs, būtent jūsų sveikatą, ne, NHS sistemoje laikomi. Tai tikrai labai labai stipriai gelbėj, norint pasidaryti draudimą, kai neatsimenam, nežinom, kai buvo vaikščiota daugiau pas daktarus, ne, ir kad žino tiksliai, kas užfiksuota būtent NHS sistemai. Tai va, tai jeigu norit, brūkštelkit man žinutę arba į komentarą galit parašyti, kad atsiųsk man ir aš tada galėsiu atsiųsti privačiai, ne, linką. Ir galėsim susirašyti, kaip ten ir kas turėtų būti, kaip tą kodą gauti, ne? Bet sakau, jis yra tikrai labai labai paprasta, bet gelbė labai stipriai iš tikrųjų tais atvejais, kai norit pasidaryti draudimą, kai darot kleimą, kai reikia kažkokios tai informacijos. Va dabar, sakykime, su viena klientė einam kleimo procesą ir tai čia iš vis yra tragedija poliklinikai, kitokį absurdą atrašė draudimui, kad klientė paskambino telefonu, pasiprašė biuletenę, bet jie niekada nematė jos ir nežino, kokiais sužeidimais yra nukentėjus, kokius tyrimus yra turėjus ir ar iš viso turi gydymą ir iš viso ten yra blogai, ar nėra blogai, jie nežino apie tai. Nu kosmosas kažkoks. Tai, nu, tiesiog prasiskir su realybė ir kur žinau pati, kad, nu, negerai žmogui ir aš ją mačiau ir ne šiaip savo tai yra sugalvota, ne, dalykai, kurie nesimato, tai konkrečiai matos, kad yra žmogui negerai. Tai va, tai gelbėj tokiais momentais ir tada man draudim sako, jūs turit kokios informacijos ekstra, sakau, neturiu, bet vat būtų šitoje vietoje tas prisijungims, ne, tai mes galėtumėm screenshotai, galėtumėm atspausdinti, galėtumėm išsaugoti dokumentus ir
ir pateikti draudimui, kas stipriai pagreitintų kleimo procesą. Tada padaro labai gryną ir paprastą draudimų sudarimą ir mes žinom tiksliai, kad tie draudimai padaryti teisingai ir su visa pilna informacija, niekur nesuklystant, ir nieko netyčia nedarašant, nes tikrai būna atveju, kai kažką mes pamirštam. Tai tokie dalykai jie labai padeda. Ir tai nieko nekainuoja, tiesiog turit užsiimti, kad nueiti į polikliniką, pasimti tą lapą su atspausdintu prisijungimo vardu ir slaptažodžiu. Būna kai kurios poliklinikas sutinka atsiųsti į pašto arba elektroniniu paštu, bet po kol kas dauguma ką turėjau, tai jie nori, kad pacientas ateitų į polikliniką ir pasiimtų atspausdintą lapą. Su kokia ilga šiandien diena buvo. Atspausdintą lapą su prisijungimo vardu ir slaptažodžiu. Ir tada galit prisijungti tą sistemą ir matyti viską. Ir sakau, jeigu šnekėt ar su manim, daryti draudimus ar su bet kuom kito, galų gale patiems pasiskaityti, pasižiūrėti, kas tenais yra prirašyta ir kokių grybų neprirašyta. Tai naudinga, verta žinoti ir jeigu nori, tai sakykit, parašykit man žinutę ir atsiųsiu linką, paaiškinsiu, kur kas kaip. Ir kada. Viskas. O aš einu pasivaikščioti, grynų orų pakvėpuoti, nes akis baigė švarvėti šiandien nuo kompiuterio ir nuo visų darbų. Sakau, ausis net užkaita. Užvirė. Viskas. Gero vakariuko. Ir iki.